mes esame kupini begalybė jausmų. Ir tas vaizduojamas mūsų visuomeniai normalumas, kada turi būti jausmas kažkoksai tobulai neutralus arba tik tobulas toksai vidutiniškas džiaugsmas, bet ir ne per daug džiaugsmo, toksai vidutiniškai, truputį pakylėtas. Aš kaip sakau, kartais su klientais šnekam, tai toj skalėje yra, jeigu skalėje 0 man blogai, 10 man labai gerai, tai mes kažkaip visi toleruojam žmonės būnančius apie 8, nes jau kur 10, tai toksai jau labai įtartinas durnelis gaunasi, o jeigu žemiau 5, tai susmurgelis kažkoksai, ne? Tai ten kažkur turi pataikyti tokią siaurą lopinėlį, kur ne per daug ir ne per mažai. Ir dėl mano patogumo, dėl mano Agnės patogumo, man būtų patogu, kad visas pasaulis būtų taip normaliai 8 nuolat. Tada man nereikėtų apie juos jaudintis, nereikėtų tenai nieko rūpintis. Aš galėčiau užsiimti tuo brangiausiu turtu, ką turiu, tai yra save. Bet dėja, visi žmonės lygiai taip pat kaip aš turi nuolat besikeičiančias emocijas ir dar daugiau, ne tik, kad jos nuolat besikeičiančios, jos tuo pačiu metu daugybė. Tai jeigu tu leidi savo labai blogom emocijom, jas priimi ir kažkaip sugeri, tai turi potencijos ir gauti labai geras emocijas.